Suriktavo, sumuštravo, suriktavo, sumuštravo, suriktavo, sumuštravo į plieno pulkelį, suriktavo, sumuštravo į plieno pulkelį. Ir iššovė armotėlas, ir iššovė armotėlas, ir iššovė armotėlas piška, ir iššovė armotėlas piška. 1920 metais įvykusią Vilniaus krašto okupaciją galima drąsiai priskirti prie juodžiausių Lietuvos ir Vilniaus miesto istorijos puslapių. Po tų 19 košmariškų Lietuvai metų Lietuva Vilnių atgavo labai sunkiomis aplinkybėmis. Tačiau net ir tokia pergalė vis dėlto yra pergalė. Jei mūsų kariuomenė 1939 metų spalio 28 dieną nebūtų įžygiavusi į šį miestą, dabar mes galėtume į jį važiuoti tik su turistiniais autobusais, prieš tai gavę Baltarusijos vizą, kaip dabar yra su lietuvių etninių žemių miestais Lyda ir Gardinu. Aš nenorėčiau sutikti, kad iš tikrųjų tai yra Stalino dovana. Nes prisiminkime, kad 1920 metais mes pasirašėm sutartį, pagal kurią ne tik Vilnius ir Rytų Lietuva buvo pripažinta Lietuvai, bet ir pati Lietuvos valstybė, kaip lietuvių valstybė, buvo pripažinta. Tai, kad Stalinas 39 metais tik iš dalies įvykdė įsipareigojimus, kurie anksčiau buvo prisimti, tai buvo to meto labai sudėtingos imperialistinės politikos ir situacijos pasekmė. Ir nušovė Lenkų vadą, ir nušovė Lenkų vadą, ir nušovė Lenkų vadą, Lenkų komandierių, ir nušovė Lenkų vadą, Lenkų komandierių. Bėga Lenkai jau iš Vilniaus, bėga Lenkai jau iš Vilniaus, bėga Lenkai jau iš Vilniaus, lietuviai į Vilnių, bėga Lenkai jau iš Vilniaus, lietuviai į Vilnių. Ar mūsų nuolatos myščiojantis į kelnes užsienio reikalų ministras, prieš atsiprašydamas kiekvienos didesnės ir įtakingesnės šalies, visada spėja laiku pasikeisti sauskelnes? Ar sutinkate, kad kol Lenkijos ministras Sikorskis sapalioja apie tai, kad Vilnius nebuvo okupuotas Lenkijos, jis neturi jokios teisės įvažiuoti į Lietuvą ir nei vienas Lietuvos pareigūnas neturi spausti jam rankos? Kai masiškai uždarinėjamos lietuviškos mokyklos Punske, mes privalome pradėti diskusijas apie valstybinį švietimą Lietuvoje, tik valstybinę kalbą, nuo darželio iki universiteto. Jokių lenkiškų darželių, jokių mokyklų, jokių universitetų. Paliksim tik šeštadieninės mokyklas, kaip yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Bėga Lenkai ir dejuoja, bėga Lenkai ir dejuoja, bėga Lenkai ir dejuoja, lietuviai dainuoja, bėga Lenkai ir dejuoja, lietuviai dainuoja. Lenkam buvo didi kova, Lenkam buvo didi kova, Lenkam buvo didi kova, lietuviams zabova, Lenkam buvo didi kova, lietuviams zabova. Vilnius mūsų nuo senovės, Vilnius mūsų nuo senovės, Vilnius mūsų nuo senovės, žinokit panovės, Vilnius mūsų nuo senovės, žinokit panovės. Ačiū visiems.